Kaip tik ir anekdotas, sako, moteris po gimtadienio tampa nesenesnė, o pavojingesnė, o kaip su vyru gal žinai. Tiesiog gražėja, aš gražėju. Vyrai gražėja, moteris pavojingėja. Žodžiu, jauna pora susipyko, išsiskirstė, kas savo. Vaikinas ateina vakare, mergina tada duris sako, ko atėjai? Nu, tavęs. Tai greitai imk ir dink iš čia. Greitai. Gerulis. Monika ir kačių ėdalą valgė, ir koridoriuje tapetus nagais draskė, tačiau vyras ją ir toliau vis tiek vadino begemotuku, o ne katyte. Nučiuožęs. Tikras vyras turi atsiminti keletą labai svarbių dalykų, kalbant apie meilę ir merginą. Tai yra diena, kada susipažino, diena, kada buvo pirmasis pasimatymas, diena, kada pirmą kartą ėjo į restoraną, diena, kada pirmą kartą bučiavusi, diena, kada įvyko pirmoji naktis, diena, kada kai jie kažkur ėjo iš muziejaus, jį susiplėšė, pėtkelnes ir visa kita. Bet kadangi vyro smegenis tiek atsiminti negali, vyras stengiasi visus tos dalykus padaryti per vieną kartą. Vienu įpu, kaip sako. Geras. Toks žiauresnis truputėlį, paskui užglastysim į kitais anekdotais. Dalia grįžo iš gydytojo namo, sako, Mariau, žinai, tai, ką mes laikėm orgazmų, visą tai buvo, man pasirodė astmos priepuolis. Kodėl? Neblogas. Toks, ja. Žodžiu, pradeda darbą visiškai dar jaunas, nepatyręs policininkas, pilnas entuzijazmo, ryžto, tarnauti Lietuvai, sutvarkyti reikalus, kad viskas būtų gerai, nu ir gatvėje vyksta budėjimas. Sėda jis į mašiną šalia patyrusio policininko, na ir ekipažas važiuoja, budi, patruliuoja, kas ką, žiūri susibūrimas žmonių kažkoks. Jaunuolis galvoja, taip, nesankcionuotas mitingas, leidimų nėra, nieko neturi. Okei, šoko, jis sako, taip, piliečiai, čia susirinkė vienoje vietoje, čia nesankcionuotas mitingas, prašom visus išsivaikščioti iš čia. Žmonės stovi toliau, neina niekur. Aš jums kartoju paskutinį kartą, arba bus 3 šūviai į orą, prašom išsivaikščioti visus iš čia. Nu, žmonės pažiūri policijos mašiną, žmogus su uniforma, nu, tokia išsivaikšto. Grįžta jaunuolis, atsėda mašinas, kolegai sako, nu, tai kaip aš pasirodžiau, sako, neblogai ar ne? Nu, sako, neblogai, žinant, kad tai buvo žmonės, kurie stotelį laukia autobuso, neblogai. Geras. Jeigu, sako, tarakonai sugeba išgyventi po atominės bombos sprogimo, tai net sunku įsivaizduoti, iš ko tada pagaminta kreidelė nuo tarakonų. Geras. Kas tai per medžiagą? Ja, viršiau visko yra tik čia kas norisas. Daugiau aš neturiu. Aha, dar vienas. Kartą aš pamačiau tarakoną ir stvėriau žurnalą. Kaliau per jį iš visų jėgų. Nu, po to pagalvojau. Tarakonas tapo pirmųjų tarakonų pasaulyje patekusių ant titulinio Playboy žurnalo viršelio.